Kitas būdas suteikti jiems, tai yra pamaitinti jų poreikį ritmui, yra dainelės ir eilėraščiai. Tai lyg ir atrodo, kas čia tokio, čia kažkokios auklėtojų pramogos ar ne ką, bet iš esmės irgi, nes eilėraščiai visą laiką yra kartojasi labai identiškai, dainelės melodija visą laiką yra ta pati ir klausydamas jos aš nusiraminu ir suprantu, kad šitas man svetimas ir naujas pasaulis, kuriame net kalbos aš pilnai nesuprantu, laiko nesuprantu, tai man padeda suprasti, kad čia saugi vieta gyventi. Ir ypatingai dabar prasidės netrukus gruodis, žinom, kad gruodis yra švenčių ir siautulio, žodžiu, jau mėnuo. Ir lygiai taip pat kaip per atostogas, tuo metu vaikams iš tikrųjų yra sunkiau gyventi negu kad įprastai, todėl kad daug labai išėjimų yra iš normos. Kažkur važiuojam pas giminės, nauji daiktai,